Sveiki įsijungę Mėnulio radiją. Šį kartą girdėsite 2 čekų rašytojo Milošo Mazureko pasakas. Pirmoji apie Katrytę ir storą raudoną megztinį. Gyveno kartą maža mergytė vardu Katrytė ir gavo kalėdinių dovanų gražų raudoną megztinį. Bet nenešiojo jo, nors ir kaip šalta būtų. Kodėl neužsivilki to raudono megztinio, klausė mamytė. O mergaitė atsakė, nenoriu, nes jis kanda. Betgi tai neįmanoma, nesutiko mamytė. Nuėjusi atidarė spintą, o megztinis surzgė ir įkando jai pirštą. Pamanykite tik, tarė mamytė, tas megztinis tikrai kandžiojosi kaip koks šunelis. Kai nebus taip šalta, išleisime jį į kiemą, o tau, Katryte, numegsiu naują megztinį iš to, ką labiausiai mėgsti. Tai numegsk man megztinį iš spagėti, prašo Katrytė, nes juos labiausiai mėgstu. O mamytė, kodėlgi ne, ir numezgė Katrytei megztinį iš šiltų spagėti. Išėjo Katrytė čiuožinėti ir stebėjosi visi, koks jos megztinis nepaprastas. Kai kas net paragauti norėjo, bet Katrytė neleido. Taip visą rankovę suvalgysit, man ir taip jau šalta. Ir iš tiesų, juk spagėti greitai atšąla. Katrytė truputį persišaldė, bet išgėrė namie karštos arbatos, padėjo megztinį į spintą ir atsigulė. Ir įsivaizduokite, kitą rytą niekur negalėjo rasti savo megztinio. Spintoj gulėjo vien tas raudonasis. Ir užsipuolė jį Katrytė. Kur mano naujasis, prisipažink, ką padarei jam? Ir šaukdama nubėgo virtuvėn. Mamyte, piktasis raudonasis megztinis suėdė manąjį iš spagėti. Bet ir tau, Katryte, sako mamytė, nereikėjo jo dėti į spintą, kai jau žinojai, kas per vienas tas raudonasis. Nuėjo pati prie spintos, sako, kas čia daros ką? O raudonasis megztinis dar labiau paraudonavo ir sako, atleiskit man, jau toks alkanas buvau, kad net šalti spagėti man lindo. Bet galiu paguosti, pasisotinės visai nebekandu, paglostykit, įsitikinsit. Ar nemeluoji tu mums, netikėjo Katrytė, nedrąsiai palietė jį, tačiau raudonasis megztinis iš tiesų nebekando, buvo švelnus ir minkštas. Tad Katrytė apsivilko ir jis jai labai tiko. Dabar kasdien pusryčiams Katrytė maitino raudoną megztinį bandelės trupiniais, o raudonasis megztinis nuo jų darėsi vis storesnis ir storesnis. O kuo labiau storėjo, tuo labiau šildė. Ir apsivilkusi jį, Katrytė čiuožinėjo nuo ryto iki pat vakaro. Antroji pasaka apie Kristupėlį, kuris pasislėpė mikseryje. Gyveno kartą mažas berniukas vardu Kristupėlis. Nors mažas, jis buvo didelis smaližius, o labiausiai mėgo tortą su plakta grietinėle. Kartą, įsivaizduokite, mamytė kaip tik ir kepė tokį tortą tetos Anelės gimtadieniui. O Kristupėlis džiaugiasi, valio, kepa tortą su grietinėle ir nė žingsnio iš virtuvės. Nors mamytė sakė, ei geriau pianinu pagroti, juk žadėjai tetai Aneliai paskambinti, mėlynas varpelį mums skambėk. Tačiau Kristupėlis pagalvojo, kur jau ne, skambinsiu pianinu, o čia tortas su grietinėle kepamas. Ne, geriau pasislėpsiu virtuvėje ir nesuras manęs mamytė. O kadangi jis buvo dar visai mažas berniukas, pasislėpė mikseryje, panertame į grietinėlę ir valgė ją pilną burną. O mamytė, nežinodama, kur Kristupėlis, įjungė mikserį. Jis sudūzgė bzz. Taip Kristupėlis nė pats nepajuto, kaip tapo tortas su grietinėle.
Tortas buvo gražiai iškeptas, aplietas grietinėle su trešnėmis, perteptas marmeladu ir visas gardžiai kvepėjo. Paskui mama įdėjo jį į dėžutę, perišo rožinių kaspinų ir išėjo pas tetą Anelę. Gulėjo Kristupėlis dėžutėje ir kalbėjo. Kaip gerai, neša mane dėžutėje visas kvepiu grietininiu tortu, ant viršaus trešnės, per vidurį marmeladas, kad taip gabaliuką atsikandus. Atsikando iš viršaus, atsikando iš vidurio, tada dar truputį, o kai teta Anelė atidarė dėžutę, pradėjo šaukti. Ką tai reiškia, kodėl nešate man apkramtytą tortą? Atrodo, kaip pelių apgraužtas, tokio aš nevalgysiu. Gerai, tetulė Anelė, sako Kristupėlis, niekas jūsų ir neverčia, jeigu nenorite, aš pats suvalgysiu. Ir iš tiesų vos nesuvalgė, bet laimiai tėvelis tarė, gana, niekas nedaugiau, juk žadėjai pagroti tetuliai. Bet tetulė vėl šaukia. Jei Kristupėlis dabar pavirtęs tortų su grietinėle, tai negali groti pianinu, visus klavišus man išteplios, kas valys paskui. Bet tėvelis ramina. Tvarka bus, atneškite man mikserį. Įjungė mikserį atbuliniu bėgiu, mikseris tik zb ir nemirktelėt nespėtum, išlindo iš jo Kristupėlis. Tiesa, truputį sumažėjęs. Sėskis dabar ir grok, liepė tėvelis. Kristupėlis užsilipo ant kėdutės ir sugrojo mėlynas varpelį mums skambėk, bet nesisekė groti, nes trumpos kojytės nebepasiekė pedalų. Kaip čia taip atsitiko, stebėjosi Kristupėlis, kad šiandien aš mažesnis negu vakar? Bet tėvelis sako, kaip nebūsi mažesnis, jei vos nesuvalgiai savęs? Dabar matai, kas atsitinka, jeigu kas nors pasislepia mikseryje. Pabaiga. Saldžių sapnų, gardžių tortų ir šiltų megztinių iš spageti jums linki Mėnulio radijas.